Ir žodį norime suteikti ir pranešimą perskaityti gerbiamam Virginijui Vitalijui Vilkeliui. Irgi priminsiu, kad tema, ką būtina žinoti piliečiui, jei išauš diena X. Labadiena, gerbiami Seimo nariai, pareigūnai, mielas jaunime. Norėčiau tikėtis, kad mano pranešimas sukurs šiokią tokią pridėtinę vertę ir pasitarnaus net galimai ir jūsų edukacijai, nes aš tikiuosi, kad čia paminėsiu kai kurios dalykus, apie kuriuos ne visą laiką gal rašo spaudoje, bet kurie nėra įslaptinti, paprasčiausiai mūsų rankos nedasiekė iki tam tikrų informacijų. Pranešimą suskirčiau į tokias 3 dalis. Apie dilemą, totalitarizmas versus demokratija, apie dieną X mūsų istoriografijoje, pavelde. Ir gale didesnė dalis bus, ką darom, kas būtina žinoti piliečiui, jei išauš diena X. Taigi, kas iššaukia mūsų nerimą? Nežinia ar netitrukimas nuo sovietinėme totalitarizme įskiepito paveldo, laukiant, kad kažkas kiekvieną iš mūsų įveiklins pagal komandą. Kiek tenka dirbti su auditorijom, stebiu ir visuomenės nerimą, stebiu ir visuomenės norą žinoti, ir tuo pačiu susiformavusius keistus stereotipus. Dairimasi to, ko pas mus, kaip ir visame civilizuotame vakarų pasaulyje, einant demokratijos vystymosi keliu, nėra. Taip, to paveldo pas mus dar nėra, bet atmename, jūs gal ne, jūsų tėvai tikrai, buvusius totalitariniai valstybei būdingus institutus, tokius kaip, o jų buvo nemažai, apie 10, tie, kurie alsavo mum į nugarą, veiklino kariniai komisariatai, kurie buvo kiekvienam didesnio miesto rajone ir kiekviename miestelyje, reguliariai nešioti šaukimai, grasinimai, ne tik į privalomą tarnybą, bet ir derliaus nuėmimai, tai vadinamus plėšinius, Celina, į Černobylį, įvairiems kataklizmams, technogeniniams likviduoti, kartotinius mokymus kariuomenėse, ir tas vyko pastoviai tęsiasi. Civilinė gynyba, kuri buvo kaip atskiras sovietinės kariuomenės pajėgumas, o jų štabai taip pat buvo kiekviename mieste ir miestelyje, negana to, kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ir gamykloje buvo po atsakingą pareigūną. DOSAF. Turbūt jaunimas gal ir nelabai žino, ką ta abreviatūra reiškia. Tai buvo tokia sovietinė struktūra, iššifravus reiškianti savanorišką organizaciją armiją, aviaciją ir laivynui remti, kuri turėjo savo mokymo centrus kiekviename didesnėme mieste, kur žmonės buvo kviečiami kabutėse ir rengiami pagal sovietų kariškiams reikalingas kompetencijas ir specialybės. Aš jau nekalbu apie KGB, nutildantį nepalankius klausimus keliančius ir turėjusi palankę nuomonę režimui formuojančią keliasdešimt tūkstantinę agentų armiją, o kiekvienoje didesnėje įmonėje buvo įkurdinti tai vadinamieji pirmieji skyriai. Aš tik tai apie tos pajėgumus, kurie buvo totalitariniam režime ir kurie dabar yra tose režimuose. Milicija, atrodo milicija, viešosios tvarkos institutas, bet kuri neklausdama per įstaigas uždėdama raudonus raiščius įdraugovindavo tiek žmonių, kiek jai reikėdavo. Vykdomieji komitetai, kur pagal komandą neklausdama, ar tu nori ar nenori, mobilizuodavo į paradus ar kitus parodomosius tuo metu šou. Komunistų partija, komjaunimas, Spaliuko organizacija taip pat tarnavo totalitariniam režimui ir vykdė smegenų plovimą masėms žmonių. Švietimo sistema, anuometinė, kai kiekvienoje mokykloje buvo vykdomas karinis parengimas, kuris įskiepijo užmirštomis akimis surinkti automatą, užsidėti dujokaukę ir davė šaudybos pagrindus. O aukštosiuose mokyklose, tai vadinamose karinėse katedrose, karinis parengimas buvo ištisą dieną kiekvieną savaitę. Ar turime tiek visuomenės prievartos įveiklinimo demokratijose? Atsakymą tam labai gražiai padarė Antrojo pasaulinio karo aušroje Čerčilis, sakydamas, kad demokratijos, lyginant su totalitarizmo režimais, visuomenės pasirengime karui atsilieka 3-5 metais. Demokratijos tą parengumą vejasi tik įvesdamos priverstinius instrumentus, turinčius teisinius režimus kaip mobilizacija arba karo padėtis. Tik tai tada prasideda užkūrimas visų procesų.
nes mes esame laisvose šalyse, laisvi piliečiai. Tokiu būdu taikos metu turime dilemą. Totalitarizmo visuotinė, prievartinė visuomenės mobilizacija pagal komandą ar demokratijų visuomenėse turima savanorišką susitelkimą per bendrystę, savanorystę, patriotinį pilietiškumo ugdymą. Ir atsakant į tą klausimą, ar įmanoma daryti ir padaryti, pažiūrėkime į savo patirtis. Šioje vietoje istorija yra puikus mokytojas. Ja tikrai pravartu domėtis, kartais jinai grįžta. Svarbu paminėti, kad kiekvienas laikmetis turėjo savo dieną X. Ne tik mūsų šiandiena, kuris sąlygojama tuo metu aplinkybių bei tuo metu tvyrančių grėsmių. Nesiplėsiu, bet turime tikrai gražių ginkluoto pasipriešinimo pavyzdžių ir 1831-63 sukilimai, 18 metų nepriklausomybės kovas, 40 sukilimas ar rezistencija pokaryje. Vienok norėčiau paryškinti mūsų neginkluoto pilietinio pasipriešinimo veiksmus. Būtent tas dienas X aname mūsų senelių protėvių laikotarpyje. 19 amžiaus pabaiga, nelegalios lietuviškos spaudos gabenimas, platinimas, slaptų mokyklų steigimas. Vyskupo Motiejaus Valančiaus inicijuotas blaivystės sąjūdis, kurios siekta kelti tautos sąmoningumą, išsaugant tapatumą ir nepasidavimą rusinimui. 72 gegužės 14. Romo Kalantos susideginimas Kaune, nukreiptas prieš sovietinę santvarką ir okupaciją, iššaukęs kelias savaitės trukusias jaunimo demonstracijas. 87-89 metų roko maršas per Lietuvą, dainuojanti revoliucija. Antis, turbūt Anties ansamblio Kaušpėdo pavadinimą visi girdėjot, bet ar tikrai visi žinote, kas slypi po to paukščio iššifravimu? Antis, anti-S, anti-soviet. 88 metais Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir jau iki to veikusi Lietuvos laisvės lyga. Galų gale 89 Baltijos kelias, puikiai pilietinio pasipriešinimo neginkluoto iliustracija. Tautos susitelkimas 90-91 metų kovose už nepriklausomybę. Ir kaip tos kartos atstovas galiu pasakyti, kad būtent 90 metų toje kovoje tai buvo mūsų diena X, ką mes darėme. Irgi klausimų buvo, bet nebuvo laiko kelti tos klausimus tada. Ėjome, budėjome prie strateginių objektų, prie televizijos, stojome į žaliaraiščius, organizavome viešos tvarkos palaikymą, milicija tuo metu buvo nusišalinusi. 100-tūkstantiniai žmonių mitingai būriavosi, kurios reikėjo valdyti srautus ir palaikyti tvarką. Ta darėme mes, paprasti žmonės. Bet pagal to meto buvusią situaciją. Galima būtų paminėti ne tik lietuviškų, bet ir keletą užsienio iliustracijų. 56 Budapeštas, 68 Praga, 80 Solidarumas Lenkijoje, 2003 Rožių revoliucija Sakartvele ar 4 metų Oranžinė revoliucija Ukrainoje. Bet pereikime prie šiandienos. Ką darome dabar? Kas būtina žinoti piliečių, jei išauš diena X? Tikiuosi, apsilankėte Departamento edukacinėje platformoje mobilizacijosmokykla.lt. Jei ne, tai yra puikiai proga ten apsilankyti ir gauti bendrinių žinių apie valstybės pasirengimą mobilizacijos teisiniam režimui, jeigu toks būtų įvestas, apie priimančių šalies paramos teikimą, apie pilietinį pasipriešinimą. Beje, ten pat yra išskirtas pilietinio pasipriešinimo kursas ginklų savininkams. Taip pat pastoviai pildoma informacija ir Krašto apsaugos ministerijos tinklapyje, kur yra sukurta speciali rubrika pilietinis pasipriešinimas. Ir ten tegul profiliuojami atsakymai pagal jūsų priklausomybę vienai, kitai, trečiai, 10-eriopai specialybei, profesijai, ką jums reikėtų daryti, jeigu ta diena X išaukštų. Taigi, ar esi pilietiškas? Kur be pilietiškumo ugdymo mokyklose, darbovietėse, savanoriaujant, klausant pranešimų, jis vyksta šiandien, rengiantis dieną X, o tas procesas vyksta. Ir mes jį matome. Klausykite, kai savanoriai ir pavieniai ir grupėmis veža krovinius į Ukrainą, kai pilietiški piliečiai savo namuose apgyvendina pabėgėlius iš Ukrainos, kai aukojame lėšas Bairaktarui ir Radarom, kai įvairiose vietose pinami maskuojantis tinklai ir lydomos blindažinės žvakės, kai stojame į Šaulių sąjungą ir Krašto apsaugos savanorių pajėgas, kai savanoriaujame nevyriausybinėse organizacijose, Maisto banke, Karite, Raudoname kryžiuje, pas maltiečius ar samariečius, ar esame skautai, mes jau esame įsitinklinę. Ir tas yra labai svarbu.
Svarbu, kad pavienis pilietis žinotų, kad burtųsi prie tų organizacijų, kurias jau paskui centruoti yra žymiai lengviau negu pavienis sėdinti ant sofos. Taip pat kaip atsiliepėme tapti policijos rėmėjai. Ir ne tik. Pavyzdžiui, mergaitės pagrobimo atveju Kaune šimtai ir šimtai kauniečių niekieno nekviečiami atėjo į pagalbą policijai. Kai budėjome pandemijos metu ar net nepriekaištingai vykdėme nurodymus likti namuose, tai vykdėme nurodymus ir klausėme, kas buvo komunikuojama. Kai iš viso širdies giedame himną arenose ar įvairių renginių metu. Ir tas himno giedojimas, ta trispalvė, aš dabar kažkaip tai nukrypau į tas 86 metus, kada krepšinis buvo mūsų vienas iš išsilaisvinimo simbolių, kaip 86 metais Argentinoje Žalgiris laimėjo Džonso taurę. O ką padarė mūsų išeiviai diaspora? Su trispalvėm, su himnu užvedė mūsų krepšininkus. Ir paskui tos transliacijos, kurios buvo rodomos, tai rodomos tada buvo juodai baltų formatu, kad nematytume tų trispalvių, bet tai uždegė, pažadino jausmus mus tie dalykai tuomet. Tai va šitie išvardinti visi momentai, ar tai nėra pilietiškumas, ar tai nėra nišos, ar tai nėra vietos, kur kiekvienas iš mūsų jau dabar galime ateiti. Ne tik į tą maisto banką išvirti sriubos, nes jis yra globalizuotas ir tie paketai maisto eina į Ukrainą ar kitur. Dabar jau galime eiti ir dirbti taikos metu. Turime daug organizacijų dirbančių krizinį darbą taikos metu. Kita vertus, argi nėra pilietiška sąžiningai atlikti savo tiesioginį darbą gydytojui, policininkui, elektrikui ir kitam kritinėje infrastruktūroje dirbančiam asmeniui, kurio darbo tęstinumas privalomai išliks ir bus reikalingas dieną X. Puikiai pamenu, kaip prieš 5-3 metų, kalbant apie pasirengimą mobilizaciją arba dieną X, mažai kas su įsitraukimu klausėsi ar norėjo girdėti. O kalbant apie pilietinį pasipriešinimą, dėja, net ir dabar dažnai išgirsti klausimų, kas pasirūpins mano saugumu. Deja, visuomenė dar neskiria pilietinio pasipriešinimo nuo civilinės saugos. Aš nesu civilinės saugos ekspertas ir atstovas, užtat kalbu tik tai apie pilietinį pasipriešinimą. O takoskira tarp pilietinio pasipriešinimo ir civilinės saugos yra ženkli. Kalbėdami apie pilietinę pasipriešinimą mes kalbame kaip apie auką, kaip apie atėjimą ir prisidėjimą, o ne rūpinimąsi, kas pasirūpins manimi. 90 metais 2/3 tautos nekėlė klausimo, kas manim pasirūpins, o ėjo į budėjimus, pasitikdami iššūkius. Vienok to, nežiūrint to, galiu tikrai paliudyti, kad valstybė yra numačiusi veiksmus ir priemonės dėl pasirengimo mobilizacijos teisiniam režimui. O kalbant apie mobilizaciją, mes kalbame apie visos valstybės pasirengimą, kurio tik tai segmentinė dalis yra karinė mobilizacija ir tai būtų atskira tema, kurio šiandieną neliesiu. Turime sukūrę institutus ir instrumentus, turime savo kariuomenę, kuri kasdien auga ir tobulėja. Kaip minėjau, brandiname institucinį pasirengimo lygį. Yra parengti ir patvirtinti, atkreipiu dėmesį, ne šiaip savo kažkieno surašyti ir nuleisti kažkokie popieriai, o su ginčiais ir emocijomis praėję derinimų stadijas įveiklinimo per esminės institucijas pavedimai. Tokie kaip valstybės mobilizacijos planas, valstybės gynybos planas, pagrindinių 96 pasirengime mobilizacijai dalyvaujančių ir ją vykdysiančių subjektų mobilizacijos planai. Piliečių ugdymo pilietiniam pasipriešinimui strategija su vyriausybės patvirtintų įgyvendinimo planu. Ir visa tai sukasi apie mūsų pasirengimą. Dėl veiklos tęstinumo pagal valstybės identifikuota 6 gyvybiškai svarbias funkcijas. Daug kur auditorijose tenka girdėti, čia to nėra. Aš noriu pasakyti, kad daug kas yra ir viešai prieinama. Valstybė taip įsivardinusi 6 gyvybiškai svarbias funkcijas. Kaip žmogui oras, vanduo, maistas, šiluma, tai valstybė taip pat turi įsivardinusi, kas jai svarbu. Tai gynyba, valdymas, saugumas, tarptautinė veikla, kritinė infrastruktūra ir gyventojų poreikių tenkinimas. Viskas. Visi kiti eina į paramą jiem. Ir šauliai tą, kaip viena pirmoji nevyriausybinė organizacija, tą senai pastebėjo ir dalyvauja, remia visas gyvybiškai svarbias funkcijas palaikančias institucijas. Vyksta įvairios pratybos, jas be savivaldybių ministerijų, įvairių įstaigų kviečiamos ir nevyriausybinės organizacijos, ir privatus verslas, įtraukiama diaspora, modeliuojame elgseną, kalbamės, ginčiamės, pykstamės. Ar pavyksta? Ne visada, visaip būna. Galiu pagarsinti, kad jei kyla klausimų apie nežinią tiems, kurie neturės karinių prievalių, nebus mobilizuoti per karinę mobilizaciją, ar nėra civilinio mobilizacinio personalo rezervo nariai, kurių fronto linija būtų jų darbo vietoje. Visi likę
ir neturintis kitų įsipareigojimų asmenys pagal mobilizacijos įstatymą gali būti pakviesti būtiniesiems darbams. Kokie tie bus darbai? Lems situacija. Reikės kasti apkasų, būsime kviesti kasti apkasų, inžinerinių įtvirtinimų daryti, konvojų humanitarinius krovinius skirstyti ir panašiai, ir panašiai. O ūkio subjektams vyriausybė gali pavesti būtinasias užduotis. Vien tik pernai valstybė prie turėtų jau 100 suformavo dar 30 naujų mobilizacinių užduočių. Ir šitoje vietoje taip pat tobulėjom. Atsirado strateginė komunikacija. Atsirado įtinklinimas, įveiklinimas nuomonės formuotojų, transliuotojų, kaip Lietuvos televizija ir kiti subjektai. Komunikacija bus vystoma. Nu, pažiūrėk, 90 metais mobiliakų neturėjome, net vėlinių telefonų ne visi namuose turėjome, o žmonės rinkomės į 100 000 mitingus ir panašiai. Pabaigai norėčiau akcentuoti, tikrai nesame tušioje vietoje, nesame 39 ar 90 metų situacija, esame NATO nariai, tikiu alijanso iš ankstinio perspėjimo sistemomis. Nebūna taip, kad čia iš giedro dangaus nukrenta. Matėme, kaip visa koncentracija ir aplink Ukrainą buvo ir kaip. Netapatinkime su Izraeliu, ten buvo kita situacija. Norėčiau palinkėti, kad šiandien didesnį vaidmenį telkiant visuomenę turėtų rodyti visos ministerijos, ypač švietimo, savivaldybės ir institucijos. Pakankamai nemažai padaryta jas orientuojant ir tame orientavime niekas nesako jiems daryti to, kas nesusiję su jų funkcionalumu. Pakankamai daug padirbėta, kad ta parengtumo ugdymo bangelė apimtų ir įtrauktų daugiau dalyvių. Informacijos tikrai apstu, o mes esame taip pat šalia ir einame ten, kur kviečia. Kita vertus visi nešiojame galvas. Gerai, kolegos, baigiu. Stiprinkime atgrasimą per valią, ryžtą, tobulėkime, būkime pilietiški ir labiau mylėkime Lietuvą savyje. Ačiū. Ačiū gerbiamam Virgilijui Vilkeliui.